Tarptautinis klasikinės muzikos festivalis Kultūros dienos gimė prieš 5 metus, tai yra 2021 metais. Iš tikrųjų, festivalis prasidėjo pakankamai kukliai, su pakankamai ribotais resursais, nuo kelių renginių, bet nuo labai iš tikrųjų plačios idėjos, kaip skelbti klasikinę muziką ne tik Marijampolėje, bet ir visame Sūduvos regione. Tai iš ties kultūros dienos, kad mes galime kiekvienais metais sugrįžti čia, kurti čia ir skleisti tą klasikinės muzikos ir apskritai kultūros meno žinią, mums aišku patiems dviems labai daug reiškia, nes mes galime sugrįžti, galime pasibūti su savais kraštiečiais, bet kai matome, kad tai reiškia labai daug ne tik mums, bet ir svarbiausia tiek pedagogams, tiek visai mūsų plačiai publikai, auditorijai ir svarbiausia jaunimui, tai iš tikrųjų yra mūsų pagrindinis variklis, kuris mus priverčia keliauti toliau, nesustoti ir be galo motyvuoja. Labai greitai per nedaugelį metų, iš tikrųjų 5 metai apskritai nėra daug, o Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras įsikūrė metais vėliau, prieš 4 metus. Ir labai greitai pastebėjome tendenciją, kad tikrai kultūra yra užkrečiamas dalykas, kaip pats nuostabiausias virusas. Ir jos tikrai labai trūksta, jeigu, aišku, jos gali būti ir per daug, kas per daug tas nesveika, bet šiuo atveju tikrai mūsų kraštas yra palankus, kadangi visi tikrai yra labai žingeidūs ir visi vis dar labai ištroškę meno, kultūros ir ta kūrybinė platforma suteikta jaunimui, jie jau skleidžiasi pačiais gražiausiais žiedais, rodo, kad jie iš tikrųjų nesustoja muzikuoti, kad kartais pasirenka muziką ir svarbiausia, kad nori atstovauti irgi kultūrą. Ir manau, kad mūsų pavyzdys su Marium, bet pagrindinė idėja taip netyčia gavosi, man atrodo. Iš pradžių buvo noras sugrįžti, noras pakoncertuoti, noras surinkti publiką, kažką parodyti, ką mes užsienyje esame sukaupę, ar ne, pademonstruoti, ką matėm, manom, kad ten buvo gražu, norim ir saviems parodyti. Bet svarbiausia, kad iš tikrųjų atsirado tas momentas, kad tapome pavyzdžiu, galbūt kai mes nustosime tai daryti, galbūt jaunimas perims iš mūsų ir toliau kurs patys ir ta kultūra niekada nesustos. Tai yra labai gera.